Labą dieną, mano vardas Samilis ir čia mato dujinį ginklą. Dujiniai ginklai užim ganėtinai keistą vietą ginklų pasaulyje. Tačiau jums papasakosiu, kas yra dujiniai ginklai, kam jie skirti ir pažiūrėsim, kaip birutė atsilaikys prieš dujinį šūvį. Pradėkime nuo to, kas iš vis yra dujinis ginklas. Dujiniai ginklai jau skaitos šaunamaisiais ginklais, o kaip apsibrėžia šaunamasis ginklas. Šaunamasis ginklas yra tas ginklas, kuris šaudo šoviniais, kurie turi parako. Dėl to, pavyzdžiui, pneumatiniai ginklai nėra šaunamieji ginklai. Bet dujinį ginklą nuo kovinio ginklo skiria jo šovinys. Abu jie turi parako, bet dujinio ginklo šovinio skirtumas nuo kovinio šovinio yra tai, kad jis neturi kulkos. Ir kaip matote, šitam 9 mm garsiniam šoviny nėra jokios kulkos, tik plasmasiukas sulaikyti, kad neišbirėtų parakas. O taip atrodo iššautas 9 mm dujinis šovinys. Skirtumas tarp neiššauto ir iššauto dujinio šovinio yra labai minimalus, plius minus tik aprūkus tūtą ir šiek tiek prasiskleidęs plasmasiukas tai parodo. Tas plasmasiukas prasiskleidžia, parakas išskrenda, sudega ir plasmasiukas lieka vietoj. Taip pat dujinį ginklą lengvai atskirsit nuo kovinio dėl to, kad jo vamzdis yra praktiškai aklinas. Jis nėra visiškai aklinas, nes dujos ir parakas turi per kažkur praskrist, bet vamzdį yra pilna barjerų, kad jūs niekaip negalėtumėte iššauti realaus kovinio šovinio. Aš praktiškai neturiu to kaip parodyti, bet jeigu kulka bandytų skrist per šitą vamzdį, atsimuštų į daugybę barjerų ir jinai išsitaškytų dar nepalikus vamzdžio. Dėl to visi gudruoliai, kurie galvojat, kad į 9 mm dujinį galite įdėti kovinį šovinį, negalit. Ne jūs pirmi taip sugalvojot. Bet apart savo vamzdžio ir naudojamų šovinių, dujinį ginklą yra labai sunku atskirti nuo realaus kovinio ginklo. Mano galva, sakyčiau, net neįmanoma. Tuo labiau, kieno akis nepatyrus, yra praktiškai neįmanoma pasakyti, kad čia net ne glokas, čia yra turkiška Kuzei gloko replika. Turkai pastaruoju metu daro žiauriai daug replikų. Ir gal koviniuose ginkluose noris daugiau to vokiško arba amerikoniško preciziškumo, dujiniuose ginkluose tai nėra taip svarbu. Dėl to turkai daro labai daug labai įperkamų replikų. Nuoroda komentare. Gal kilti klausimas, jeigu iš jo negali šaudyti kulkom, kam iš vis skirti dujiniai ginklai? Kai kurie žmonės tiesiog nori kažko, su ko galėtų daryti piu-piu. Piu-piu. Iš to pium-pium įmanoma išlaužti ir dalį apsaugos. Nes jeigu jūs stovėtumėt kitoj pusėje to pium-pium, jūs tikriausiai tiesiog galvotumėt, kad aš į jūs nepataikiau. Nors iš tikro aš nelabai iš ko į jumis šoviau. Garsas yra, vaizdas yra, rizikos žymiai mažiau. Bet su mažiau rizikos turite ir mažiau galimybių apsiginti. Nesupraskit neteisingai, su dujiniu ginklu tikrai galima ką nors sužeisti, bet kuo didesnis atstumas, ir čia kalbam apie kelis metrus, tas efektyvumas visiškai krenta į apačią. Tom konkrečiai savigynos situacijom yra specifiniai užtaisai su pipiru. Tai plius minus lygiai tokie pat kaip garsiniai šoviniai, tik viduje dar turi pipiro užtaisą. Ir kai jūs iššaunat, pipiras skrenda link jūsų užpuoliko, atsitrenkia ir efektas labai panašus į dujų balionėlį. Vėlgi, nuoroda komentare. Ir sakyčiau, trečia reali priežastis turėti dujinį ginklą, tai yra treniravimasis, pripratimas prie konkretaus ginklo ir pripratimas prie šūvio. Visas garsas, šviesa ir atatranka yra labai palyginami su koviniu pistoletu. Dėl to ir šaudydami su dujiniu pistoletu, vis minus pratinatės prie kovinio pistoleto. Tiksliai nežinau, kuri vieta, bet visai smagu. Prieš einant skriaust birutę dar pasakysiu, kodėl iš vis žmonės renkas dujinius pistoletus. Tai pirma, jie žymiai pigesni negu koviniai atitikmenys. Jeigu kovinis glokas kainuotų apie 7,5 tai šita gloko replika kainuoja tik 139. 139, tėvai! Jeigu tai nebūtų turkiška replika, jim būtų šiek tiek brangesnė. Bet kaip sakiau, dujiniam ginklam precizika nėra taip jau svarbu, dėl to galite rinktis ir pigesnį turką. Ir aišku, nepamirškim to, kad dujinio ginklo leidimą gauti yra žymiai lengviau. Dujiniam pistoletam ir revolveriam reikalingas C kategorijos neterminuotas leidimas, kur koviniam ginklam reikalingas B kategorijos terminuotas leidimas. Jeigu pakankamai greit sugebėtumėt gauti vietą pasitikrinti sveikatą, leidimą dujiniam ginklui galėtumėt turėti jau už savaitės. Nes kad gauti dujinio ginklo neterminuotą leidimą, jums reikia padaryti plius minus tik 2 dalykus. Išsimti medicininę formą 049A ir pateikti prašymą policijai. Kelias dienas policija patikrina, tikriausiai patvirtina ir jūs turit neterminuotą leidimą. O neterminuotas reiškia, kad jis niekad nepasibaigs, jeigu smarkiai neprisidirbsit. Išaušo birutės valandą. Užrezervavau birutėje 5 šūvius, 2 bus iš 3 metrų, 2 bus iš 1 metro, spėju, kad tie 4 šūviai nieko nepadarys ir tavo paskutinis šūvis bus kontrolinis. Trys metrai, 0 judesi. Metras, absoliučiai 0 judesi.
Aš manau, kad čia bus judesi. Ha! Kaip ir sakiau, dujinių ginklų daroma žala yra tokia savotiška. Bet kad birutė išgyvens aš nesitikėjau. Dar kartą. Bandysiu šauti tą pačią vietą, nes galbūt ten susilpnėjus. Au! Au, mano kamera! Au! Dead. Birutė dead. Birutė ganėtinai gyvybinga ir jai prireikė 2 šūvių. Žadėjau atsigerti, bet ten galimai yra paraka. Vamzdį yra mineralinė. Tai va tokie tie keista vieta ginklų pasaulio užimantis dujiniai ginklai. Turiu sutikti, kad tai yra ganėtinai pigus ir ganėtinai prieinamas būdas turėti kažką panašaus į realų kovinį ginklą. Blogiausiu atveju galėsit džiaugtis ginklo formą, jeigu jums nuo to linksma. Vidutiniu atveju galėsit treniruotis ir bandyti priprasti prie šūvio, o naudojant pipirinius šovinius galėsit visai sėkmingai apsiginti. Dujinius ginklus ir jų priedus rasit getbacks.com. Parašykite komentarus, ką norėtumėt matyti panašiom temom ir ate.